Sveiki visi, jūs esate CryptoArtico YouTube kanale ir šiandien mes pakalbėsime apie tai, kaip baigėsi pirmas ketvirtis 2025 metų ir pažiūrėsime, ko mes galime tikėtis iš kito ketvirčio. Taip pat pažiūrėsime Bitcoino lokaliai ir pažiūrėsime, ko mes galime toliau tikėtis iš Bitcoino. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintis komentarę. Prieš pradedant žiūrėti šitą video kviečiame kiekvieną iš jūsų turėti paskyrą vienoje iš mūsų rekomenduojamų biržų, tai yra Bybitas ir VEX. Į šias dvi kriptovaliutų biržos registracijos nuorodą jūs galite rasti šio video aprašyme. Čia yra Bybito ir VEX ir mes turime kiekvienai kriptovaliutos biržui atskirą video mūsų YouTube kanale. Jeigu norite užsiregistruoti į Bybitą, tai spaudžiame mūsų registracijos nuorodą štai čia ir mes atsirandame štai tokiam lange ir čia būtinai reikia tikrinti, kur yra referral code, kad būtų parašytas žodis Arktika. Jeigu jūs norėsite registruotis per telefoną, tai užtenka parašyti referral code žodis Arktika ir tada spaudžiame registracijos mygtuką. Čia matote, kokius jūs bonusus gausite nuo mūsų ir Bybitą aš labiau naudoju spot prekybai ir šiek tiek spekuliavimo tikslams. O jeigu jūs norite prekiauti be tapatybės patvirtinimo, tai yra be KYC, tada jūs užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą į VEX kriptovaliutų biržą. Tai spaudžiame štai čia ir atsirandame štai tokiam lange ir būtinai tikrinam, kad būtų parašytas referral code žodis Arktika. Noriu paminėti, kas užsiregistruos pagal mūsų duotas nuorodas arba pagal referral code Arktika. Parašykite mūsų administratoriui, kad jūs užsiregistravote pagal mūsų registracijos nuorodą ir atsiųskite jūsų UID. Jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų ir galėsite gauti nuolaidą prisijungiant prie mūsų uždaros bendruomenės. Kaip ir visada pradėkime nuo Bitcoino grafiko ir čia yra Bitcoino CME grafikas ir mes matome, kad čia turėjome gapą, apie kurį aš ir kalbėjau prieš tai. Tai mes savaitgalį matėme, kad buvo kritimas, o penktadienį užsidarėme šiek tiek aukščiau ir sudarė štai toks gapas, kurį, kaip ir minėjau, kad mes turime uždaryti ir dabar matome, kad Bitcoinas pilnavertiškai uždarė šitą gapą. Dabar perkime prie kito grafiko ir matome šitam grafike, kad labai mažai truko protestuoti 80 000 palaikymo zoną ir tikrai daug kas tikėsi, kad mes pamatysime būtent, kad kaina nueis iki čia ir gausime atšokimo reakciją, bet dabar Bitcoinas matom, kad eina link $85 000 ir link trendo linijos. Tai pirmas pasipriešinimas, tai yra lokalus pasipriešinimas, yra $85 000 ir toliau mes turime štai tokią trendo liniją. Perikime į dienos time frame ir dienos time frame mes matome, kad turime labai aiškę trendo liniją ir prieš tai turėjome štai tokį modulį, tai buvo čia trendo linija, čia buvo trendo linija, mes ją pramušime ir dabar vėl bandome eiti testuoti. Aš noriu čia pasakyti, kad mes turėjome štai tokį pramušimą ir dabar grįžtame atgal prie pasipriešinimo zonų. Ir čia yra du scenarijai. Tai pirmas scenarius yra blogesnis. Kad mes gausime trendo linijos rejectą, galimai gali būti kažkoks feikautas ir tada rejectas ir tada eisime jau testuoti 78-80 000 zoną, o galimai dar ir žemiau. O jeigu pirkėjai parodys stiprią pirkimo jėgą, tai mes matysime pramušimą, tada galimai mes patvirtinsime, kad čia yra tikrai palaikymo levelis, palaikymo zona jau dabar, nes prieš tai turėjome pasipriešinimą ir tada vėl gausime atšokimo reakciją ir jau keliausime link $90 000 ir tada čia jau reikės stebėti, kaip kaina reaguos. Bet čia yra tikrai labai stipri pasipriešinimo zona ir iš pirmo karto mes galimai jos nepramušime, bet kol kas mes turime stebėti štai šitą trendo liniją ir $85 000, kur yra lokalus pasipriešinimo levelis. Kol kas Bitcoino situacija lokaliai atrodo tikrai neblogai, mes uždarėme gapą ir dabar tęsime augimą link pasipriešinimo zonų, pasipriešinimo levelių ir jūs tikrai turite atkreipti į šitą trendo liniją ir žiūrėti, kokia bus reakcija. Ar gausime tiesiog retestą ir atšokimą į apačią, arba mes gausime jau pramušimą ir keliausime į viršų. Nes čia matote, kad yra viena banga, čia galimai gali būti antra banga ir čia jau tada bus trečia banga. Tai čia tada bus jau mažėjantis trendas ir mes eisime žemiau. Tai kad pramušti mums šitą mažėjantį trendą, mes turime pramušti prieš tai esančią bangą ir daugmaž tai tokiu būdu eiti į viršų. Tai jūs tiesiog stebėkite trendo liniją ir kaip reaguos Bitcoinas į trendo liniją. O dabar trumpai pakalbėkime, kaip užsidarė pirmas ketvirtis 2025 metų ir pažiūrėkime, ką mes turėjome iš Bitcoino ir Ethereum. Jeigu žiūrint į Bitcoino ketvirtį, tai Bitcoinas tik davė beveik 12%, čia tikrai nėra labai daug, bet jeigu mes pažiūrėsime į Ethereum, tai mes matysime, kad Ethereum tikrai davė labai didelį kritimą ir mes matome,
matome, kad tokių kritimų tikrai nebuvo labai daug, jų buvo keletą. Pirmas ketvirtis įfirimui buvo tikrai blogas, o bitkoinų kaip ir viskas gerai, čia buvo tiesiog minimali korekcija. Jeigu kalbant apie visą rinką, tai bitkoinas tikrai nukrito nelabai daug, bet kai bitkoin dominacija yra didelė ir pastoviai jinai auga, tai aišku altcoinai nukrito nuo 50 iki 80%. Ir čia tikrai buvo skaudu, nes 2024 metų pabaigoje mes matėme jau labai gerą augimą, buvo geri impulsai ir tikrai didžioji dalis galvoja, kad mes jau esame alt seasone ir mes galime tikėtis tolimesnio augimo. Aš dar šiek tiek vėliau jums parodysiu bitcoin dominaciją ir pabandysiu parodyti, kokie yra galimi scenarijai. Iš tikrųjų yra prognozuoti labai sunku, bent jau kol kas, bet aš pabandysiu jums pasakyti, ko mes galime tikėtis ir koks scenarijus yra labiau tikėtinas. Prieš tęsiant šitą video toliau, aš dar noriu jums priminti apie GT tokeną. Tai kas nežino, kas yra GT tokenas, GT moneta, tai čia yra Gate.io kriptovaliutos biržos moneta. Čia yra lygiai tas pats, kas BNB. Tai BNB yra Binance moneta, o ten yra Gate.io kriptovaliutos biržos moneta. Ir matome, kad jos dinamika yra tikrai labai gera. Visa rinka parodė pakankamai neblogą kritimą, bet šita moneta dar sugebėjo ir kažkiek duoti mum augimą. Tai galime tiesiog greitai palyginti, kaip visos kitos monetos atrodo. Tai matome, kad buvo tikrai pakankamai didelis kritimas, kai kur mažiau, kai kur daugiau, bet GT moneta eina stabiliai po truputį į viršų. Bet ką aš noriu jums pasakyti, kad jeigu jūs turite šitą monetą, tai jūs galite uždirbti ne tik, kad jūs ją laikote, kad ją turite ir tikėtis augimo, bet kaip ir minėjau jau keletą kartų, kad Gate.io kriptovaliutos biržo vyksta kartais eventai ir mes galime uždirbti papildomai vien dėl to, kad turime jų monetai. Tai dabar yra du eventai ir jūs galite dalyvauti, tai yra steikinti savo GT tokenus ir gauti papildomai kitas monetas, kurias galite parduoti ir tokiu būdu užsidirbti dar papildomai pinigų. Klausimas, kur jūs galite rasti tokius eventus, tai nuėjate į Gate.io kriptovaliutos biržą, paspaudžiate štai čia ir čia yra launch poolai. Ir mes dabar esame štai čia ir mes matome du paskutinius eventus, tai čia yra GAN ir IMT. Tai būtent šitas monetas jūs gausite, jeigu jūs nuspręsite steikinti savo GT tokenus. Taip pat matote, kad galite steikinti ir stablecoiną USDT. Tai jūs tiesiog steikinti, jums nieko daryti nereikia ir jūs gausite vėliau atitinkamas monetas, kurias galėsite parduoti ir pasiimti pelną savo. Tai tarkim, paspaudžiam ant šitą eventą ir mes matome, čia viską aprašo, kiek procentų jūs gausit, kada baigėsi ir jūs galite labai lengvai steikinti savo GT tokenus ir užsidirbti papildomai. Tai tikrai galite naudotis, jeigu kažkas turite GT monetas, tai tiesiog nepraleisite galimybės užsidirbti papildomai, nes čia jums nieko daryti nereikia, o tiesiog užsteikinti ir palaukti ir vėliau gauti savo bonusą, kurį galėsite parduoti ir pasiimti pelną savo. Ir kitas eventas čia yra IMT ir jūs galite užsteikinti stablecoiną. Čia matote, kad galite steikinti stablecoiną ir GT monetas, čia tik stablecoinas ir karts nuo karto jūs galite patys pasižiūrėti, ką siūlo, kokie eventai yra ir tiesiog jūs galite užsidirbti papildomai, kad jūs laikote GT monetas arba stablecoinus, kad tiesiog negulėtų jūsų piniginė, o bent jau atneštų kažkokį pelną. Trumpai pažiūrėkime į firmo grafiką. Tai į firmas bando grįžti į savo lokalų kanalą, tai mes matome štai čia aiškias ribas, aš dar ją biškį pratęsiu ir čia matome buvo labai gražus fakeoutas, tai yra false breakas ir gavome pramušimą į viršų ir vėl grįžo į firmas savo lokalų kanalą. Tai lokaliai reikėtų stebėti štai šitą levelį ir šitą levelį, kuris yra psichologinė riba, tai yra 2000 ir matome, kad praeitą kartą bent jau buvo kaina sustabdyta ir štai čia irgi yra ta pati situacija. Apie firmą labai daug ką nepasakysiu, jis kol kas, kaip matome, juda štai tokiam šoniam judėjimą ir mes galime tiesiog stebėti tam tikras lokalias situacijas ir nuo to jau atsidaryti savo sandorius. Toliau noriu pakalbėti apie bitkoino dominaciją ir bitkoino dominaciją aš esu jums rodęs ir mes matome, kad kaina labai gražiai spaudžiasi prie štai šito levelio, čia yra pasipriešinimo levelis ir jeigu mes jį pramušime, tai bus impulsas į viršų. Aš jums sakiau, kad prognozuoti iš tikrųjų yra sunku, bet mes galime tą pabandyti padaryti. Mano akim bitcoin dominacija pradės mažėti maždaug už mėnesio, galimai šiek tiek daugiau, šiek tiek mažiau, bet kol kas mes vis tiek eisime štai tokiam šoniam judėjimui. Čia yra toks savotiškas kanalas ir reikia stebėti, ar mes pramušime štai šitą pasipriešinimą levelį ar ne ir kaip toliau judės bitcoin dominacija. Nes nuo bitcoin dominacijos priklauso, kaip jausis altcoinai. Jeigu bitcoin dominacija pradės kristi, tai aišku, altcoinai pradės
pradės žaliuoti, nes altcoinai gaus papildomą likvidumą, tai yra pinigai eis į altcoinus. Bet ką noriu dar šitą vietą pasakyti, kad jūs nesitikėkite staigaus kažkokio šuolio augimo, bent jau kol kas, tai viskas vyks tikriausiai palaipsniui, nes matome, kad ir čia buvo irgi palaipsniui augimas ir mes galime iškart pamatyti, kad bus palaipsniui ir kritimas, bet vėliau, kai buvo prieš tai, galim pažiūrėti, kad irgi buvo labai panaši situacija, kad mes iš pradžių žingsnis po žingsnis krytame, štai šitoj vietoje matome, kad buvo ilga konsolidacija, tada buvo šiek tiek Bitcoin dominacija nuėjus į viršų, pratestavo štai šitą levelį, kuris yra maždaug prie 71% ir tik jau po kurio laiko buvo pakankamai geras kritimas ir tai jeigu mes pažiūrėsim dienos grafike, tai čia yra dienos grafikas ir mes matome, kad čia nebuvo labai didelių žvakių, o buvo tiesiog kritimas palaipsniui, dėl to jūs galite nesitikėti, kad mes per vieną dieną nukrysime Bitcoin dominacijoje ir iškart visi altcoinai eis į viršų ir duos per dieną kelis šimtus procentų. Tai taip nebus, tiesiog galite tikėtis, kad bus kritimas palaipsniui ir atitinkamai altcoinų augimas irgi bus palaipsniui. Taip pat noriu pasakyti nuo savęs, kas prekiauja, tai jūs dabar bandykit sugauti 5-10-15 procentų ir fiksuoti savo pelną. Tai galite fiksuoti dalim, bet kokiu atveju jūs turite fiksuoti pelną, nes rinka šiek tiek pasikeitė. Jeigu mes lyginsime 2024 metų pabaigą, ten tiesiog buvo labai geri impulsai ir visos monetos tikrai davė pakankamai gerą augimą, bet rinka dabar pasikeitė ir jūs turite fiksuoti savo pelną. Taip pat noriu visus pakviesti į mūsų nemokamą Telegram grupę, tai prisijungti, mes ten dalinamės įvairiom naujienom apie kriptovaliutos rinką ir dar visus kviečiu prisijungti prie mūsų uždaros bendruomenės, ten mes bendravome, prekiaujame ir bandome iš rinkos užsidirbti kuo daugiau bei išvelgti tolimesnės tendencijas ir pasiimti kuo daugiau galimybių, kurios leidžia mums pasidaryti papildomai pinigų. Visas nuorodas rasite šio video aprašyme, tikiuosi video jums buvo naudingas, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuko bei parašykite savo mintis komentare.